tos pilietinės visuomenės veiktų galbūt ir dar didesnis efektas būtų, bet... Paskui mes turėjom dėrėtis, kai jisai mane nori samdyti ir aš čia tada aišku, aš iš jo. Filmuoja, laukia visi nugalėtojas. Bus labai dėkoju ir Lietuvos žmonėm, ir mūsų socialdemokratų partijos nariam, ir rėmėjam, nežinau, kiek daug buvo tikrai dirbta tam, kad gautumėm Lietuvos žmonių pasitikėjimą. Ir tikrai, kol kas žinoma, gal galutinių išvadų daryti negalima, bet jau akivaizdu, kad yra didelis pasitikėjimas, iš regionų ateina žinios, kad mūsų socialdemokratų partija pirmauja tiek daugiamandatėj apygardoj, taip, tiek vienmandačių apygardų tikrai yra, nežinau paskutinių duomenų, bet ko gero virš 20, kur mes pirmaujame. Tai tikrai tikiuosi gero rezultato, nes yra tas darbo veiklos įvertinimas dar kartą parodo, kad iš tikrųjų didelė dalis Lietuvos žmonių, ypatingai gyvenančių regionuose, nori tų pokyčių, nori, kad valstybė veiktų, kad būtų prieinamos įvairios viešos paslaugos, nori, kad būtų bendravimas, tikrai, toks kiekvieno politiko nuoširdus, atviras, kad girdėtų tos žmonės, kad juos įsiklausytų, priimant sprendimus, ir už tai labai ačiū. Bet kol kas yra dar tik tai kelio pradžia, iš tikrųjų, dar nežinom galutinio rezultato, koks jis bus ir daugiamandatėj, bet tendencijos yra taip optimistiškai nuteikiančios. Ir laukia didelis darbas, žinoma, antrasis turas. Taip, kad darbo nebaigėm, bet tikrai pasiruošę jį dirbti. Ir dar kartą dėkodama visiems, labai dėkoju ir mūsų komandai čia esančiai visiems žmonėm, nes aš žinau, kiek jie įdėjo darbo. Ačiū. Ačiū Jums labai. Sveiki dar kartą visi. Sveiki, labą vakarą. Dar su Modesta, prašom. Su Modesta. Modesta, tu laimėsi. Tikiuosi tai atnešti mums visiems sėkmę. Pergalingus. Taip, pergalingus. Ačiū, labai ačiū, tu labai daug dirbai. Ačiū tau. Ačiū labai.